Jazmine visi kaip ir visada buvo užsiėmę savo reikalais ir todėl jie ne iš karto pastebėjo kaimo prieigoje stovinčių 4 nepažįstamųjų. 4 keliauninkai, vėjyje draiskomais apsiaustais, stovėjo nejudėdami, rūsčiais žvilgsniais žvelgdami į kaimą. Kurį laiką žiūrėję į kaimą, jie kažką nusprendę, pajuda iš vietos. Jie išsirikiavę viena eile, žengdami koja kojon, neskubėdami eina išilgai kaimo, stengdamiesi neatkreipti bereikalingo dėmesio, nepastebimai žvalgosi į šalis. Besižvalgant, jų žvilgsnis užkliūva už šalia malkų krūvos į kaladę įkirsto kirvio, taip pat jie pastebi į namo sieną atremtą dalgį ir į šieno krūvą įsmeigtą šakę. Taip pat jie išgirsta ant prekeivio stalo viliojančiai skambančias monetas. Gerai apsiginklavęs keliauninkų būrys vietinių per daug nenustebino. Čia laikas nuo laiko užsuka pro šalį keliaujantys nuotykių ieškotojai, kurie norėdami paaukoti kelionių deivei apsilanko kaimo šventykloje. Tačiau visų dėmesį atkreipė tarp jų buvusios gražuolės tamsiaplaukės seserys dvynės. Smalsios kaimo moterys, pamačiusios 2 visiškai vienodas merginas, tyliai šnabždėjosi. Bent įsivaizduojate, kaip sunku buvo jų mamai jas gimdyti. Įdomu, ar ji iš viso liko gyva? Tikriausiai ne, juk gimdant galima ir numirti, o gimdant dvynes, tai rizika išauga dvigubai. Tikriausiai jos našlaitės, bet jeigu jos našlaitės, tai iš kur tada turėjo pinigų šarvams? Kaip ir buvo manyta, atvykėliai ėjo link kaimo gale, ant neaukštos kalvelės stovėjusios šventyklos. Ir nė vienas nė nesusimąstė, kad atvykėliai eina link šventyklos vien tik todėl, kad jis stovi ant strategiškai patogios kalvos, nuo kurios puikiai buvo matyti visas kaimas. Priėję šventyklą, jie sustoja prie jos durų. Tada seserys ir su jais buvęs jaunuolis klausiamai sužiūra į vyriausiąjį iš jų. Vyriausiasis iš jų, kuris buvo gaujos vadas, kurį laiką suraukęs kaktą tylėdamas mąstė. Jis mintyse, įvertindamas visą riziką ir visą galimą grobį, bandė nuspręsti, ar verta rizikuoti. Jie įtartinai ilgai stovėdami prie šventyklos durų pradėjo atkreipti aplinkinių dėmesį. Atvykę į šventyklą ir neskubantys į ją įžengti nepažįstamieji sudomina aplinkinius ir kaimo aikštėje pradeda būriuotis smalsūs kaimiečiai. Kol gaujos vadas Utrubas mintyse bando sudėlioti tolimesnių veiksmų seką, viena iš seserų, girdėdama už jų vis labiau augančios minios šurmulį, lėtai tempia rankoje laikomo lanko templėje esančią strėlę ir klausiamai žiūri į vadą. Pagaliau apsisprendęs Utrubas, linktelėdamas, duoda ženklą. Ir ji, nieko nelaukusi, staigiai sukasi į už jų buvusią minią, tuo pačiu metu besisukdama pilnai įtempia lanką ir atsisukusi iššauna į pirmą pasitaikiusį žmogų. Strėlė perveria nieko dėtos moters širdį ir ji suklupusi, suklausiamai nustebusią išraišką veide, nugriūva. Ir tada visiems tampa aišku, kad užklydėliai yra paprasčiausi banditai. Tuo metu visi kiti žudiko būrio nariai, nieko nelaukdami, taip pat pradeda šaudyti į susirinkusiųjų minią. Įniršio pagauti kaimiečiai griebia kas papuola po ranka ir puola ant jų. Tačiau žudikų ketverto užimta kalvelė buvo ideali pozicija lankininkų atakai. Ir todėl pašėlusių iš pykčio drąsiai puolančių kaimiečių būriai greitai ir tiksliai šaudomomis strėlėmis buvo sparčiai retinami. Ir greitai visas kiemas buvo nuklotas strėlėmis pervertųjų žuvusiųjų kūnais. Buvo netgi tokių, kuriems pasisekė išvengiant strėlių įbėgti į kalvą ir prisiartinti pakankamai arti, kad pradėti kovą. Tačiau tokių narsuolių buvo per mažai, kad būtų galėję ką pakeisti, ir jie taip pat buvo nukauti. Ir vienu metu, kai dauguma iš jų buvo kritę, o kalvos viršūnė taip ir nebuvo pasiekta, jiems tampa aišku, kad jie šios kovos nelaimės ir tada jie apsisuka ir pradeda bėgti nuo taikliai šaudančio žudikų ketverto.
Tačiau žudikams buvo visai nesvarbu, ar šaudyti puolantiesiems į krūtines, ar bėgantiesiems į nugaras. Jie tiesiog norėjo nužudyti juos visus. Ir kai visi išsilakstė ir išsislapstė, Utrubas visiems būrio nariams padalino buteliukus su jėga sukeliančiu eleksyru. Ir jam surikus iki dugno, jie užsiverčia ir vienu mauku ištuština buteliukus. Po akimirkos, pasijutę daug stipresni negu buvo iš tikrųjų, jie išsitraukė kardus ir Utrubui sukomandavus: jokių liudininkų, jie pradeda laužtis į žmonių namus. Sajus, kuris buvo jauniausias iš jų ir todėl visada jautėsi nepilnaverčiu būrio nariu, kuris labai pyko, kad kiti jį saugo ir globoja, tarytum jis vis dar būtų vaikas, tikriausiai todėl ir tampėsi su savim tą didžiulį kirvį, kuris jam aiškiai buvo per sunkus, kuris geriau būtų tikęs dideliam stipriam vyrui. Ir jis, kaip visada, norėdamas kažką kitiems įrodyti, bereikalingai rizikuodamas, visus palikęs užnugaryje, pirmas nerdavo į kovą. Tai ir dabar, užsimoja savo didžiuliu kirviu, visus palikęs, pirmas nurūko link arčiausiai buvusio namo. Įsilaužęs randa besislepiantį kaimo seniūną, kurį tučtuojau užkapoja, o tada pamato trobos kampe stovinčią skrynią su kaimiečių surinktais mokesčiais. Šitas grobis turbūt bus pats riebiausias, tyliai pamastė Sajus. Ir būtent jis jį atrado. Tikriausiai nuo dabar bendražygiai jo nebelaikys silpnu vaikeliu. Tikriausiai nuo dabar jį laikys lygiu savo. O tada baigia svajoti ir nurūksta link kitos trobos. Trobose besislėpę kaimiečiai, išgirdę laužiamų durų triukšmą ir žudomų žmonių riksmus, ir nepastebimai pažvelgę pamatė, kad žudikai vaikšto iš trobos į trobą ir žudo tenais besislepiančiuosius. Suprato, kad neišeis pasislėpus atsisėdėti, kad norint išgyventi reikės kažką daryti. Ir kai žudikų būrys labiau išsisklaidė, pro plyšius juos stebėję kaimiečiai ryždavosi pulti vieną ar kitą toliau nuo būrio nutolusių užpuoliką. Tačiau jėgas pasistiprinę jėgos eleksyru, žudikai lengvai atremdavo visas netikėtas atakas. O iš pirmo žvilgsnio į lazdą pasiramsčiuojantį senį panašus Utrubas, kurį buvo galima palaikyti lengvu grobiu, tačiau jį iš pasalų pulti sumanę kaimiečiai padarydavo lemtingą klaidą, nes daugybėje kovų kovojęs magas kovotojas Utrubas buvo pats stipriausias iš žudikų ketverto. Kiti, kurie neišdrįso priešintis, tiesiog pabandė pabėgti. Tačiau nuo taikliai lekiančių seserų iššautų strėlių niekas neturėjo šansų pabėgti. O jeigu vis dėlto kažkam pasisekdavo nubėgti pakankamai toli, daug toliau nei juos galėjo pasiekti strėlės, tai tada jais užsiimdavo Utrubas. Jis tiesiog savąją magiją pasiekdavo visus, kad ir kaip toli jie bebūtų nubėgę. Jie ėjo iš trobos į trobą ir be gailesčio jas degindami dabaiginėjo visus besislapstančiuosius. O visus rastus vertingus daiktus krovė ant čia pat pievoje rasto žirgo nugaros. Tada Sajus, išvydęs vaikščiojančią vištą, pamano, kad iš jos išeitų puiki vakarienė komandai ir riktelėjęs: pažvelkite, kokia riebi vištelė. Sviedęs į šalį kirvį, nubėga paskui vištą. Vaikščiodama po kaimą, viena iš seserų stabteli prie kalvio trobelės. Ją sudomina ant priekalo buvusi nebaigta gaminti detalė. Nėra buvo aistringa mechanizmų tyrinėtoja. Ji niekada nepraeidavo pro malūną ar kokį kitą mechanizmą, nuodugniai neišstudijavusi jo veikimo principo. Iš vienos detalės galėjusi pasakyti, kokiam mechanizmui ji priklausė, nėra buvo sutrikusi, nes šita detalė jai buvo nežinoma. Kad ir kiek Nira suko galvą, ji niekaip negalėjo išmąstyti, kokiam mechanizmui turėjo priklausyti ši detalė. Tai kažkas naujo, kažkas daug sudėtingesnio, kažkas daug daugiau nei paprastas malūno mechanizmas, kažkas, kas buvo gaminama iš brangaus tvirto plieno ir kažkas, ką gaminant reikėjo laikytis aukšto tikslumo. Gaila, kad kalvis nebegyvas ir jo nebegalima išklausinėti, kur turėjo būti panaudota jo gaminama detalė. Tada jos mintis prablaško per kaimą vištą besivejantis Sajus. Tas vaizdas priverčia ją nusišypsoti. Tada ji pamasto,
Sajus taip stengiasi būti panašus į suaugusį, tiek rizikuoja, kad mums kažką įrodytų, ir kai jam beveik pasiseka mus įtikinti, kad jis toks iš tikrųjų yra, jis tik išvydęs vištą puola ją vaikytis kaip koks vaikigalis. O tada ji pamato vieną iš kaimiečių, kuris iki šiol kažkur slėpėsi ir visus stebėjo. Ir kai pamatė, kad vienas iš jų nutolo nuo jį apginti galinčio būrio, nusekė jam iš paskos. Nira, kuriai pasisekė likti nepastebėtai, išsitraukia durklą, užsimoja ir pradeda taikytis į paskui Sajų bėgantį kaimietį, sakydama: tai ką, Sajau, nereikia tavim rūpintis, nereikia tavęs globoti, tu jau pakankamai suaugęs ir gali pats savim pasirūpinti, tai kur tada tavo kirvis? Tada jis sviedžia durklą, o iš magiško gėrimo sustiprintos Niros rankos sviestas durklas lekia taip greitai, lyg būtų iš lanko iššauta strėlė. Tuo metu triukšminga višta nerūpestingai besivaikydamas Sajus net neįtarė, kad paskui jį atbėga jį nužudyti ketinantis kaimietis. Staiga iš toli atlėkęs Niros sviestas durklas perverė persekiotojo galvą ir prismeigė jį prie namo sienos, o Sajus, net nesupratęs, kad buvo per plauką nuo mirties, kaip niekur nieko, toliau nusivijo vištą. Nuvaikęs vištą, pagaliau ją pasiveja ir sugauna. Nors išsivoliojęs kaimo dulkėse ir nusivaręs nuo kojų, jis sėdi pergališkai išsišiepęs, lyg būtų pagavęs daug daugiau nei paprastą vištą. O tada jo dėmesį patraukė ant namo sienos kabantis plakatas. Jis nemoka skaityti ir net nenutuokia, kas norima ten pasakyti. Bet tame plakate taip gražiai nupieštas drakonas patraukė jo dėmesį. Daugiau nebegaišdamas, pasiema paveikslėlį su savimi ir nuskuba link bendražygių. Kaimas išplėštas, liudininkai išžudyti, belieka tik sukelti didžiulį gaisrą, kuris viską paversdamas pelenais paslėps jų nusikaltimo įrodymus. Tada Utrubas iškelia lazdą į viršų ir išburia galingą liepsną. Tada jis pradeda į visas puses svaidyti liepsnos kamuolius. Lelija ir Nira seniai pažinojo Utrubą ir jau ne kartą matė jo magiškasias galias. Tačiau neseniai prie jų prisijungęs Sajus, kuris nieko panašaus anksčiau nebuvo matęs, net neįtarė, koks iš tikrųjų Utrubas yra galingas. Į visas puses liepsnas svaidantis magas Utrubas ir liepsnuose paskandindamas vis daugiau namų, Sajui atrodė taip įspūdingai, lyg jis būtų buvęs pats ugnies dievas, ir jis žiūrėjo į jį iš nuostabos išpūstomis akimis ir debiliškai pražiota burna. O seserims daug smagiau buvo žiūrėti į Sajaus reakciją. Sajau, užčiauk burną, o tai musė įskris, pasakė besijuokdama Lelija. Padeginėdamas namus, Utrubas kartojo: reikia sudeginti viską, kad tik neliktų jokių mūsų buvimo įrodymų, nes užtenka bent vieno strėlėmis suvarpyto kaimiečio kūno ir jau niekas netikės, kad kaimas išnyko dėl kilusio gaisro. Sukėlė visą kaimą apimantį gaisrą ir pasiėmę prisigrobtą grobį, jie patraukė toliau. Tuo metu be paliovos Kasandros urvą stebinti Saksija išvysta virš Jazmino kaimo kylančias gaisro liepsnas. Ji lyg ir norėjo pulti tenais, bet kai ką prisiminusi ištarė: tegul sau dega, vis tiek Jazminas reikšmės nebeturi. Ir ji toliau įsistebeilė į Kasandros urvą. Juodų dūmų stulpas, kylantis iš Jazmino kaimo, puikiai buvo matyti ir Kasandros urve. Bet Kasandra su Darijum buvo užsiėmę magijos studijavimu ir gaisro dūmų nepastebėjo. Kasandra norėjo Darijų apmokinti magijos pagrindų, nes norėjo, kad josios brangus draugas nebūtų toks bejėgis, bet jis ją per daug stipriai įsimylėjęs ir todėl, būdamas šalia jos, niekaip negali susikaupti. Jis tik be paliovos galvoja apie ją ir tik apie ją. Ir todėl, kad ir kiek kartų jis skaito, kad ir kiek kartų jis kartoja, jam niekaip neina įsiminti net ir pačio paprasčiausio užkeikimo. Darijus nenori priešais savo mylimąją atrodyti kvailas, bet nieko negali padaryti. Josios buvimas šalia per daug stipriai jį blaškė. Ir kuo labiau jis stengėsi, tuo labiau jam nesisekė. Ir todėl jis ant savęs pradėjo pykti. Pyko, kad nesiseka susikaupti.
Pavargęs nuo galybės nesėkmingų bandymų, Darijus paklausė, ką man to reikia, ką man ta magija, tu juk tokia galinga ir lengvai galėtum susitvarkyti su visomis iškilusiomis problemomis. Taip aš galinga, atsakė Kasandra, tačiau pasaulyje yra daugybė už mane stipresnių raganų. Ir nors jau seniai baigėsi raganų karai ir man kaip ir kitoms raganoms niekas negrėsė, egzistuoja viena Sizujos pranašystė. Tada Kasandra ant stalo padeda pergamentą su nesuprantamu paveikslėliu sakydama, ragana Sizuja, kuri niekada neklysdavo, išpranašavo apie raganoms grėsinti pavojų. Pažvelgęs į piešinį, Darijus pasakė, nesuprantu, kas čia nupiešta. Tai ne piešinys, tai raganų kalba parašyta pranašystė. Ir šitoje pranašystėje sakoma, kad užgims viena labai galinga ragana, kuri visų bus vadinama juodoji ragana. Ir ta juodoji ragana bus tokia galinga, kad niekas nesugebės jai pasipriešinti. Pranašystėje sakoma, kad juodoji ragana išžudys visas kitas raganas. Aš nelabai linkusi tikėti pranašystėmis, bet Sizuja buvo labai galinga ir todėl jos pranašystės buvo labai tikslios. Be to kalbama, kad išpranašavusi šitą pranašystę, Sizuja buvo tokia sukrėsta, kad praradusi bet kokį norą gyventi, tiesiog numirė. Tai reiškia, kad ji tikrai patikėjo tom, ką pamatė. Tuo metu 4 banditai apsistojo miško aikštelėje. Tada aplinkui apsižvalgęs Utrūbas pasakė, čia nebloga vieta. Manau, kad nuo to kaimo jau pakankamai toli esame nuėję ir mums čia saugu apsistoti nakvynei. Jie užsikuria laužą ir ant šakos pamovę vakarieniai kepti vištą, pradeda dalintis grobį. Po dalybų visi liko patenkinti, nes šį kartą kiekvienam tekusi grobio dalis išties didelė. Lauže ramiai spraksinti ugnis baigė iškepti Sajaus sumedžiotą vištą. Dar truputį ir jie visi galės pradėti valgyti. Tuo metu Nirai iš galvos vis neišeina ta matytoji detalė. Ji susimąsčiusi smėlyje braižo matytų mechanizmų schemas, bandydama nuspėti, kur vis dėlto turėjo būti panaudota kaime matyta detalė. Po vakarienės Sajus išvynioja kaime rastą plakatą, sakydamas, žiūrėkite, kokį paveikslėlį radau. Gal galite perskaityti, kas čia parašyta? Plakate su drakono atvaizdu aiškiai matomas karališkasis antspaudas patraukė visų dėmesį. Lelija greitai akimis perbėgusi tekstą Sajui pasakė, čia parašyta, kad už kaimus deginančio drakono galvą karalius duos 1000 auksinių monetų. Akimirką visi susimąstė tylėjo. Tada Lelija abejodama pratarė, pasirodo, kad tuos kaimus, kuriuos mes apiplėšę sudeginome, visi galvoja, kad juos sudegino drakonas. Jiems visiems, išskyrus Sajų, tai pasirodė labai juokinga. Kvatodamiesi, jie kalbėjo, mes žudome ir plėšiame, o vargšas drakonas už tai turės atsiimti. Tada besijuokdamas Utrūbas pasigiriamai pasako, štai dėl ko aš visada sakau, kad niekada neturi likti jokių liudininkų. Kitu atveju, vietoj drakono plakate būtų mūsų atvaizdai. Sajus, kuriam paskutiniam daėjo, iš ko visi juokėsi, o gal jis tik nenorėdamas išsiskirti iš kitų, su visais ėmė garsiai juoktis sakydamas, o jeigu mes atnešime drakono galvą karaliui, tai jis mums sumokės už tai, kad nukovėme drakoną, kuris atseit kaltas dėl to, ką mes patys padarėme. Garsiai dirbtinai juokdamasis, lyg debilams aiškino, kas būtų, jei būtų. Ta akimirka visi išskyrus Sajų nustoja juokti susimąsto. Juokais ištarti Sajaus žodžiai priverčia juos pagalvoti, kad gal tai vis dėlto nebloga mintis, o Sajus nepastebėjęs, kad jau niekas nebesijuokia, toliau įsidirbinėjo ir besimaivydamas juokavo. Karalius mums duotų labai daug aukso ir mes taptume pasakiškai turtingais drakono nukopusiais didvyriais. Galiausiai Sajus, pastebėjęs, kad niekas jau nebesijuokia ir pats nutyla. Nira pažvelgus į Leliją ir supratus, kad ji galvoja apie tą patį, pasisukusi į Utrūbą paklausė, o gal iš tikrųjų? Ne, griežtai atkirto Utrūbas,
ši užduotis ne mūsų nosiai. Tada Lelija Utrūbai pasako, bet atnešę drakono galvą karaliui, taptume pasakiškai turtingais didvyriais. Norint atnešti drakono galvą, pirmiausia reikia nužudyti drakoną, rūsčiai atkirto Utrūbas. Tada Lelijai pradėjus dar kažką sakyti, Utrūbas griežtai atkirto. Ne, tai blogas sumanymas. Drakonai stiprus, žiaurūs ir labai sunkiai įveikiami padarai. Stoti į kovą prieš drakoną – tai savižudybė. Patikėkite manimi, mes tikrai nelaimėsime ir daugiau nebenoriu apie tai kalbėti. Truputėlį palaukusi Lelija vėl prakalbo, bet už jo galvą duoda 1000 auksinių monetų, ar bent įsivaizduoja, kiek reikia žudyti, plėšti ir deginti, kad surinkti bent pusę tokių pinigų. Be to esu girdėjusi, kad prieš drakoną kovoja žmonės, kartais juos ir nugalėdavo. Taip, patiems stipriausiasiems pasisekdavo, atkirto Utrūbas. Bet mes ką tik išskerdėme visą kaimą ir dėl to esame ne ką už juos prastesni, atkirto Lelija. Utrūbui, nepasiduodant įkalbinėjimams, Lelija pasako, gerai, jei nenori, tai čia tavo reikalas. Bet jei tiek daug žinai apie drakonus, tai gal žinai, kur galima juos rasti? Taip, aš žinau, bet iš to mažai naudos, nes aš žinau vietą, bet nežinau kelio į ten. Aš žinau, kad aukštai kalnuose yra slėnis, kuriame gyvena paskutinieji drakonai. Bėda tame, kad į ten vedantis takas per kalnus yra labai klaidus ir pilnas paslėptų spąstų. Ir mes greičiau mirsime iš bado, pasiklydę kalno papėdės labirintuose, nei rasime teisingą kelią. Ir ką, niekas nežino teisingo kelio į ten? Nustebusi paklausė Lelija. Yra vienas žmogus, nenoriai pratarė Utrūbas. Jo vardas Plastidijus. Jis yra magas kovotojas kaip ir aš. Jis turi seną knygą, kurioje nuodugniai aprašytas kelias į drakonų slėnį. O ar jis duos tą knygą mums? Susidomėjusi paklausė Lelija. Kol gyvas niekada, niūriai atkirto Utrūbas. Raganų šventykloje prasidėjo nauja diena. Baseine besiprausiančios raganos juokauja. Kaip sunku toms jaunikliams, kurios dar neišmoko magijos pagalba pasišildyti vandens ir todėl yra priverstos laukti, kol vanduo įkais patekėjusios saulės spinduliuose. Nors jos pačios nuo tų jauniklių skiriasi tik tuom, kad jau išmoko pasišildyti vandenį. Tuo metu pro šalį ėjusi ragana pastebi, kad ant arkos esantis vijokliai visai nudžiūvę. Tada ji mosteli rankomis ir nesudėtingos magijos pagalba nurudavę vijokliai vėl sužaliuoja. Tuo metu kažkur šventyklos pakraštyje jaunoji ragana Saksija stovi balkone ir magijos būdu bando iškviesti kokį nors gyvą padarą. Ji dar labai jauna ragana ir jai dar reikia daug ką išmokti. Ir pagaliau jai pasiseka. Pajutusi šventyklą supusiame miške ant šakos tupinčio paukštelio širdies plakimą, lygiai taip pat, kaip ją mokė viena iš vyresniųjų raganų, ji privertusi paukštelį paklusti, pasikviečia jį pas save. Ji negali patikėti. Jai tikrai pasisekė. Nors užvaldytas gyvūnas labai mažas ir nereikšmingas, jos džiaugsmui nėra ribų. Tada netikėtai atliekusi jos draugė ją sutrukdo ir praradusi kontrolę Saksija paleidžia paukštelį. Tada jis supykusi ant draugės pradeda bartis. Ar tu bent įsivaizduoji, kiek ilgai vargau, kol kažką sugebėjau užvaldyti? Jei ne tu, gal man būtų pasisekę priversti jį čiulbėti. Aš nenorėjau, pradeda teisintis ji. Tada ji pirštu parodo į link šventyklos ateinančią raganą Sizują, sakydama, žiūrėk, tai Sizuja. Ji grįžta iš meditacijos namo. Tenais ji matė naują regėjimą. Ir dabar jie ateina, kad įamžintų pranašystę. Bėgam greičiau. Tai gal dar spėsime pamatyti, kaip ji akmenyje išrėžia naująją pranašystę. Suriko Saksijos draugė ir jos, lenktyniaudamos tarpusavyje ir garsiai krykštaudamos, nurūko per šventyklą, keldamos sumaištį ir chaosą. Tuo metu, įveikusi ilgą kelią, Sizuja pasiekė šventyklą. Šventykloje buvusios raganos, pastebėjusios ateinančią Sizują, susidomėjusios būrėsi arčiau.
Jos visos norėjo pamatyti jos veido išraišką. Jei Sizuja šypsosis, tai reiškia, kad ji matė gerą regėjimą. Ir tai reiškia, kad bus didelė šventė. O jei Sizuja bus liūdna, vadinasi, ji matė kažką negero. Bet Sizujai priartėjus, visi pamato, kad ji verkia. Jai praėjus, visos raganos pradėjo šnabždėtis. Joms visoms buvo įdomu, ką tokio baisaus galėjo pamatyti Sizuja. O niekaip negalėdama nustoti verkti Sizuja, eina toliau. Ji jau pasiekė tą šventyklos vietą, kur nuo neatmenamų laikų ji akmenyje išrašydavo savo matytas pranašystės. Priėjusi prie pranašystėm išrašyti skirto akmens, Sizuja nenoromis pradeda pranašystės įamžinimą. Ji pakelia rankas ir akmens plokštėje atsiranda josios regėto pranašystė. Ta pačią akimirką danguje žybteli keletas žaibų, o gražią saulėtą dieną aptemdo kraujo raudonumo tamsa, o pranašystę simbolizuojantį hieroglifą perskaičiusios raganos pašiurpsta iš siaubo. Tada Sizuja, atsisukusi į susirinkusias raganas, nedrąsiai pakėlusi akis ir pažvelgusi į jas, pasako: atleiskite. Ir tada ji virsta dulkėmis. Tada visas raganas ištinka šokas. Tokia netikėta jų mylimos Sizujos mirtis jas labai sukrečia. Ir kol kažkuri iš jų, tramdydama ašaras, stengiasi išlikti tvirta, tai kitos pamiršusios orumą, parpuolė ant kelių, staugdamos visą gerklę, apraudojo Sizują. Tik vienintelė Saksija, vis dar negalėdama patikėti tom, kas įvyko, stovėjo nejudėdama ir persigandusi žiūrėjo į Sizujos akmenyje išrėžtą pranašystę. Tada Saksija pabunda. Pasirodo, tai buvo tik sapnas. Sapnas apie seniai įvykusius įvykius. Nors nuo tada praėjo jau ne 100 metų, ji po patirto sukrėtimo taip ir nesugebėjo atsigauti. Kadaise buvusi linksma, miela gyvenimu besidžiaugianti raganiukė, dabar buvo tapusi niūria susivėlusia pikta ragana. Jai jau seniai viskas buvo nesvarbu. Jai nerūpėjo, ką kiti apie ją galvoja, ir jai visai nerūpėjo, kaip ji atrodo. Pakilusi iš miego, ji tik sprakteli pirštais ir ilgi, amžinai į akis įkyriai lendantis plaukai akimirksniu sukyla aukštyn. Dabar ji gali užsiimti kitais reikalais. Tada ji, įsitaisiusi ant kalno atbrailos, išsibūrė tolimojo matymo sugebėjimą ir toliau stebi Kasandros urvą. Tuo metu, neįtardama, kad yra sekama, Kasandra, užsiėmusi savo reikalais, nerūpestingai vaikšto urve. Priėjusi prie senovinius pergamentus skaitančio Darijaus, paklausė, kaip jam sekasi. Sizujos pranašystė Darijų išgąsdino. Mintis, kad jo mylimai Kasandrai gali grėsti pavojus, neduoda jam ramybės. Jis vieną po kitos sklaido Kasandros burtų knygas, tikėdamasis juose rasti ką nors, kas galėtų padėti, ką nors tokio, kad būtų galima apeiti pranašystę. Tada jis Kasandros paklausė, kaip tu, žinodama apie grėsintį pavojų, sugebi išlikti tokia rami. Aš apie pranašystę žinau jau labai seniai ir per ilgą laiką su tuo spėjau susitaikyti. Aš tiesiog pavargau bijoti. Tada ji pasako, kad turi reikalų, kad jai reikia skristi ir kad grįš dar prieš sutemstant. Eidama link drakono, Kasandra stabteli. Pagalvojus, kad Darijui reikėtų prasiblaškyti, pasiūlo jam skristi kartu. Kasandros urvą stebinti Saksija matė, kaip išskrenda Kasandra. Ir dar ji pamatė, kad Darijus skrido kartu. Puiku, Darijau. Ji jau leidžia tau sėdėti ant savo drakono nugaros, tyliai pasakė ji. Tegul jie kuo ilgiau būna kartu, tegul svaiginas vienas kitu, tegul netikėtai užklydusi meilė visiškai suminkština Kasandrą. Ir kai ji bus visiškai paskendusi jausmuose, kai nebematys nieko kito, tik tais jį vieną, tada bus tinkamiausias momentas pulti. Keli didelių drakono sparnų mostai, jie jau įveikę jūrą, pasiekia krantą. Dar po kelių akimirkų jie jau skrenda virš pievų ir girių. Tuo metu kažkur miške keliauja žudikų ketvertas. Sajus, prisiartinęs prie vienos iš seserų, tyliai paklausė, kodėl Utrubas paleido iš kaimo išsivestą žirgą ir dabar jiems patiems reikia nešti savo mantą.
Nors Sajus kalbėjo tyliai, priekyje beinantis Utrubas vis tiek jį išgirdęs atsakė: visi žirgai turi šeimininko nuosavybės įdagą, ir tai gali būti įrodymas, kad mes buvome tame kaime. Tada Lelija priekaištaudama pasako: jei mes atneštume drakono galvą, tai galėtume įsigyti nuosavus žirgus su mūsų tapatybę įrodančiais įdagais, ir mums daugiau niekada nebereikėtų vaikščioti pėsčiomis. Toliau beeidamas Utrubas jai atsako: drakoną labai sunku nugalėti, ir jeigu jį užpulsi ir negalėdama nugalėti atsitrauksi, tai žinok, kad drakonai labai kerštingi padarai, ir jei kas nuskriaus drakoną, tai drakonas to tikrai niekada nepamirš ir savo skriaudėją persekios tol, kol jį pribaigs, ir drakonų skriaudėjui nepadės net patys greičiausi žirgai. Kaip tik tada pro juos praskrenda Kasandra. Sajus džiaugsmingai surinka: žiūrėkite, drakonas! Tikriausiai tu nesusiruošei žudyti Kasandros drakoną? Šyptelėjęs paklausė Utrubas. O kodėlgi ne? Karaliui reikia atnešti drakono galvą ir visai nesvarbu, iš kur ją gausime. Tu tikriausiai nemanai, kad aš pajėgčiau nugalėti raganą? Paklausė Utrubas. Kodėlgi ne? Nusistebėjęs sušuko Sajus. Porą tavo į ją paleistų žaibų ir jie apsvaigusi krenta žemėn. Tada mes staiga puolame ir raganai dar nespėjus atsipeikyti ją pribaigėme. Tada Utrubas Sajui paaiškina: pati silpniausia ragana vieno akimirksniu gali sunaikinti 1000 armiją, o Kasandra jau seniai nėra eilinė ragana. Ji viena iš stipriausiųjų. Geriau įsižiūrėjęs, Utrubas pastebi, kad lygtais ji ne viena. Lygtais kažkas skrenda kartu su ja. Bet to negali būti. Kasandra juk visada viena. Tikriausiai dėl didelio atstumo jam dvejinasi akyse. Tada jis užbūrė savo lazdos kristalą, pažvelgė per jį. Kristalas pradeda skaitrėti ir per jį žiūrint pradeda matytis tai, kas yra labai toli. Jam nesidvejino. Kasandra iš tikrųjų nebuvo viena. Su ja skrido kažkoks jaunuolis. Ir iš to, kaip arti jos jis sėdėjo ir kaip buvo ją apsikabinęs, buvo galima spėti, kad tarp jų yra daug daugiau nei paprasta draugystė. Ir tada jis nusimena. Kas nutiko? Paklausė jo Lelija. Ko nukabinai nosį? Nieko svarbaus, niūriai atkirto Utrubas. Tiesiog kadaise, kai buvau daug jaunesnis, aš buvau susižavėjęs Kasandra. Svajojau su ja kartu gyventi ir va šitaip kartu su ja skraidyti ant jos drakono. Bet tai buvo tik kvailos svajos, jaunatviškas susižavėjimas. Kas aš toks, kad ji atkreiptų į mane dėmesį? Aš juk tik paprastas žmogus, kuris vaikšto žeme, o ji galingoji ragana, skraidanti aukštai danguje. Bet dabar, kai pamačiau ją su tuo jaunuoliu, pamaniau, kad gal ir aš turėjau šansą, gal tik reikėjo pamėginti. Tada jis piktai sukomandavo: gerai, užteks stoviniuoti, mums reikia eiti. Ir paniuręs greitai nužingsniuoja pirmyn. Tuo metu Kasandra su Darijumi pasiekia kalnus. Štai ir atskridome, pasakė Kasandra. Matai tą ledo kalną, pasakė ji, rodinama į už didelių kalnų grandinės tūnantį didžiulį ledo gabalą. Šitas ledo kalnas čia dar iš po paskutiniojo ledynmečio. Aš čia atskrendu, kad pakontroliuočiau šito ledo gabalo tirpimo greitį. Jei šitam ledo gabalui leisti per daug greitai ištirpti, tai aplinkiniai kaimai gali atsidurti jūros dugne, o jei jį perkelčiau kur nors kitur, tai gali būti, kad žmonių šuliniuose nebeliktų vandens. Jiems nusileidus, Kasandra pasakė: laikykis atokiau. Nenorėčiau, kad tave užkliudytų krentantis atskilę ledo gabalai. Tada ji nueina arčiau kalnų. Darijus susižavėjęs stebėjo, kaip jo mylimoji magijos pagalba grakščiais rankų mostais didžiulius atplyšusius ledo gabalus kėlė aukštyn ir krovė atgal į kalnus, kurius tuoj pat prišaldydavo prie didžiulio ledo gabalo. Ir ji tai darė tiksliai ir užtikrintai, lyg ji tai būtų dariusi jau labai daug kartų. Tada Darijui tampa aišku. Jis pagaliau sužinojo, iš kur visada grįždavo virš jo kaimo praskrisdavusi Kasandra. Sukrovusi visus pro kalnų tarpektį išvirtusius ledo luitus, Kasandra grįžo atgal prie Darijaus. Šiam kartui užteks.
gerėdamasi padarytų darbų, pasakė ji. Tada Darijus susijaudinęs pasako, tai neteisinga, tu šitiek daug gero darai, o visi tavęs bijo ir nekenčia, ir dar tavimi gąsdina vaikus, o tu už tai, nesulaukdama nei vieno gero žodelio, šitiek ilgai visus saugoji. Aš tai darau ne dėl padėkos, kukliai atsakė Kasandra. Nesąmonė, atkirto įsijaudrinęs Darijus. Grįždami būtinai turėsime užsukti į mano kaimą, kur aš jiems visiems papasakosiu, kiek daug gero tu dėl jų darai. Tai visai nėra būtina, atsakė Kasandra. Ne, jie privalo sužinoti, užsispyrusiai atkirto Darijus. Jiems skrendant namo, Darijus prigėdamas iš nekantrumo kalba. Laukiu nesulaukiu pamatyti, kaip ištys jų veidai ir kaip išsprogs jų akis, kai tie, kurie iš manęs juokiasi, pamatys mūdu kartu. Aišku, iš pradžių jie kaip visada slėpsis. Bet kai aš su jais pasikalbėsiu ir kai papasakosiu, ką tu dėl jų darai, jie supras, kad jiems nėra ko bijoti. Tada jo žodžius nutraukė Kasandra, neramiu balsu sakydama. Nežinau, kaip tau pasakyti, bet atrodo, kad Jazmino kaimo nebėra. Negalėdamas patikėti tom, ką išgirdo, Darijus pabando viską pamatyti savo akimis, bet jam sėdinčiam už Kasandros per ją nematyti to, kas yra toli priekyje. Jis bando pasižiūrėti jai pro šoną, bet Kasandra jį sudrausmina, liepdama sėdėti tiesiai, kol jis dar nenuslydo nuo drakono nugaros. Jiems nusileidus, Darijus labai susikremta. Jis negali patikėti tom, ką mato. Kaimas, iš kurio jis buvo netaip seniai iškeliavęs, buvo virtęs apanglėjusiais griuvėsiais. Bet kasgi čia galėjo atsitikti, sutrikęs paklausė jis. Kai aš iš čia iškeliavau, viskas buvo gerai. Tuo metu Kasandra prieina prie vieno iš sudegusio namo liekanų ir įdėmiai viską apžiūrėjusi pasakė. Labai keista. Čia siautėjusios liepsnos buvo daug galingesnės nei nuo paprasto gaisro. Panašu, kad čia kažkas tyčia viską sudegino. Priėjusi prie Darijaus, Kasandra pasako. Iš pirmo žvilgsnio panašu, kad čia įvyko didelis gaisras, bet iš tikrųjų čia įvyko kažkas baisaus. Ir kažkas ugnies pagalba pabandė nuslėpti savo nusikaltimo pėdsakus. Kodėl taip manai? Gal čia vis dėlto buvo tik labai stiprus gaisras? Paklausė Darijus. Per paprastą gaisrą netrukinėja pamatų akmenis ir nesilydo metalas ir smėlis nevirsta stiklu, paaiškino jam Kasandra. Tokią kaitrią liepsną galima sukelti tik magijos pagalba. Tada ji pasako, šitas kaimas stovėjo mano teritorijoje. Ir aš už jį buvau atsakinga. Ir aš tikrai nenurimsiu, kol visko nesiaiškinsiu ir nenubausiu to, kuris už tai atsakingas. Tuo metu 4 nusikaltėliai keliauja savo mišku. Jie nori kuo greičiau pasiekti miestą, kur galėtų pagaliau pradėti leisti prisiplėštą grobį. Vis dar supykęs Utrūbas, tylėdamas eina labai greitai. Jis nepastebi, kad visi kiti jau labai pavargę ir vos spėja paskui jį. Tada Nyra toli į priekį įsiveržusiam Utrūbui šūkteli. Gal galima eiti truputėlį lėčiau? Tačiau Utrūbas į tai nereaguodamas sparčiai žingsniuoja toliau. Mes visi labai pavargę, vėl suriko ji. Tačiau jam nereaguojant, supykusi Nyra, paspartinusi žingsnį jį pasiveja ir aplenkusi užtverdama kelią sustabdo Utrūbą sakydama. Stok! Mes visi jau labai pavargę ir jeigu dabar nepradėsime ruoštis nakčiai, tai šakas laužui reikės rinkti tamsoje. Tada nieko nesakęs Utrūbas atsisuka link arčiausiai buvusio medžio ir į jį nukreipęs ranką pradeda burti. Bežiūrėdamas į medį, sugniaužia pirštus į kumštį ir medis pradeda, garsiai poškėdamas, greitai džiūti. Ir po kelių akimirkų iš didžiulio plačiašakio medžio belieka tik perdžiūvęs sausuolis. Ką tu darai? Surinka Lelija. Kodėl naudojasi magija be lazdos? Juk šitaip gali susižeisti. Tačiau Utrūbas, į nieką nereaguodamas, toliau žiūrėdamas į medį gniaužė kumštį, kol šis visiškai perdžiūvęs, nebeatlaikydamas savo svorio, subyra į gabalus. Tada jis atsigręžęs į kitus piktai pasakė, štai jums malkos. Vakarais prie laužo visada skambėdavo Utrūbo pasakojamos istorijos, bet šį kartą visi sėdėjo tylėdami. Tada Utrūbas pasako, gerai, jeigu jūs norite, aš sutinku,
mes eisime ieškoti drakono. Kažkur aukštai kalnuose, pasinėrus į pasąmonę, senovinė raganų kalba, Saksija garsiai ir aiškiai tarė užkeikimo žodžius, o aplink ją, ratu ore kabančiuose akmenyse, rėžėsi magiškieji hieroglifai. Saksija stovi aukšto kalno plokščioje viršūnėje ir jos tariamas užkeikimas aidi labai toli. Ir jai užbaigus užkeikimą, visuose ją juosusiuose akmenyse įsirėžus hieroglifams, ji lėtai juos nuleidžia žemyn.